labai gerai, kad komanda laimėjo, šiaip žaidžiu pats, nežinau, gal 15 metų regbį ir labai malonu matyti, kad jau mano karta galbūt jau traukiasi į šoną, ateina nauja karta. Reiškia, regbis kaip čia klesti Lietuvoje, tai tiek dėl varžybų, tai vis tiek, kaip sako mūsų treneris, nugalėtojų niekas neteisė. Taip darėm klaidų, stojomės, kilom, ėjom, buvo sunku, bet laimėjom. Banguotai žaidėm, akimirkom gerai, momentais atrodė, kad visai pirmokai esam, momentais labai gerai sužaisdavom. Tai banguotai, kadangi praktikos nebuvo, pirmos rungtynės be jokių draugiškų varžybų, be draugiškų rungtynių, be rimto pasiruošimo, taip kad skaitau, sužaidėm pagal savo galimybės. Ką išskirtumėte šiai dienai iš komandos? Na, sakyčiau, kovingumą tokį, kada turėdavom jėgų, kada jų šiek tiek pritrūkdavom, tai buvom šiek tiek pasyvūs, o šiaip tai visos komandos kovingumą išskirčiau. Sekančią savaitę laukia kova su Baltrakščiuoliai komanda. Specialiai ruošitės tam, ar tiesiog turite stiprią sudėtį, su kuria stabiliai ruošitės? Na, mes visą vasarą ruošiamės regbio 7 varžybom Europos čempionatui ir specialiai regbio 15 varžybom nesiruošiam. Turėjom dabar tik tai vieną savaitę, 2 treniruotės, tai labai buvo mažai laiko pasiruošti ir rungtynėm su Latvija. Mažai laiko pasiruošti rungtynėm yra ir su sekančiom, bet ruošimės kaip gausios, taip gausios, sunku pasakyti. Aišku, optimalios formos neturėsim. Šiandien tapai geriausių žaidėjų. Kaip pats vertini savo žaidimą? Savo žaidimą vertinu turbūt neigiamai. Labai nedaug ruošiaus, bet kaip treneris sako, masterstvuonį prapjoš rusiškai, tai taškų nepelniau, bet nežinau, jeigu buvau išrinktas, tai įsivaizduoju, kad galbūt buvau tas raiktelis, kuris padėtų tos taškus pelnyti, kas paskui mus privedė prie pergalės. Gaila tik tai, kad atvažiavau nusiteikęs sužaisti paskutinių varžybų savo gyvenime ir buvau išrinktas geriausių žaidėjų. Очень приятно быть в Литве и хочу поздравить команду клуба «Вайрес» с победой. Я тоже остался доволен самой игрой, но результат, конечно, у меня не устраивает. Первый тайм и до середины второго тайма мы играли довольно ровно. А концовку, конечно, когда сделали немножко замены и так далее, кстати, ваша команда довольно хорошо результат сделала в конце. Но все равно я остался доволен результатом, но не счетом. Я думаю, что это очень интересный формат, 4 команды. И он, наверное, серьезно добавит уровень командам, потому что каждая игра будет очень тяжелая. Для нас тоже получилось еще хуже то, что мы 2 недели перед этим играли полуфинал Кубка Латвии и играли финал Кубка Латвии. И немножко получилось, что игроки были некоторые с маленькими травмами, пару игроков тоже не было. И также латвийская команда У-20 уехала на европейский чемпионат в Праге. Так что там тоже потеряли примерно 2 игроков. Так что я надеюсь, что во втором круге мы более серьезно, лучше сыграем. Серьезно, соревнования хорошие, и пусть они получаются. Vertinu labai teigiamai, kaip ir sakiau, ilgą laiką žaidžiu regbį ir kai pagalvoju, koks buvo lygis prieš 15 metų ir koks dabar, kaip atrodo varžybos, kiek žmonės Lietuvoje žino apie tą regbį, kiek ateina žiūrovų ir kaip visas tas šou, jau varžybos kaip šventė tampa, tai labai čia balta ir juoda yra. Tai 100% į teigiamą pusę.